Aš gyvenu senų. Jis gimė su genetiniu Charles sindromu. Pažeidė labai daug jo sistemų ir klausą, ir regą, ir maitinimą, ir kvėpavimą. Tai dėl to priežiūra yra tikrai sudėtinga. Po daugybės tų dienų ligoninėse aš galiu pasidžiaugti, kad mes galime jį auginti namie. Aišku, išvengti ligoninių vis tiek nepavyksta ir nepavyks, bet galiu pasidžiaugti, kad per metus Tadas labai pasikeitė ir supratimas, kad gyvenimas nesustoja ir anksčiau tai atrodė tik vyksta šalia, atrodo gyvenimas, o tu esi kažkokiam kosmose ir burbule, o dabar mes esam gyvenime. Tai taip metų mūsų visos šeimos progresas ir aš tikrai labai dėkinga esu už tai, kad žmonės atsirado mūsų gyvenime, medikai, kurie padėjo ir psichologinė pagalba, tai ir Justina Kalnietė, taip pat Jūratė Galdikienė, tada specpedagogai Taurieniai, kuri nuo pat pradžių mus lydi ir konsultuoja. Pirmosios savanorės buvo mano namuose iš moterų linijos. Jos tiesiog savo laisvalaikį paaukojo tam, kad ateitų padėti man buityje. Ir paskui tie savanoriai prisijungė jau ir Kauno hospisas su visa pagalba. Tai jiems taip pat esu labai dėkinga. Niekieno vaikai organizacija, kuri gulint ilgus mėnesius ligoninėse, jie leido suprasti, kad mano gyvenimas nesibaigia ligoninėje ir aš galiu išeiti. Pagrindinės problemos išlieka jo kvėpavimo ir maitinimo. Ir mums vis tiek tebereikia atsiribimo kateterių, kurių nepakanka tiek, kiek mes jų gaunam. Taip pat medicininės tos priemonės, visokie tvarstukai ir tracheostomos, kurias tenka pirkti. Taip ir maitinimo sistemos, kurias mums reikia naudoti ir keisti ir prižiūrėti, kad jis galėtų vis tiek gauti švarų maistą ir švariuose tarose. Tai dėl to reikėjo jūsų paramos. Dar esu taip pat dėkinga ir Alta Medica Globus darbuotojams, taip pat Saulės šeimos medicinos centrui už tą priežiūrą namuose medicininę. Ir Kaukieno jūsų visai paramos grupiai ir jums, Miglė, už tą komunikavimą ir visada pagalbą laiku ir vietoj. Taip pat Vaidotui Barakauskui už tai, kad parėmė mūsų šeimai reikalingomis priemonėmis. Jos mums padeda auginti sunkų vaiką namuose ir aš visiems esu dėkinga, taip pat visiems artimiesiems ir kitiems žmonėms, kurių galbūt nepaminėjau čia, bet prisidėjusiems ir padėjusiems gyventi gyvenimą toliau. Aukščiau.